Kas įvyko, kai numirei? Kai tik įvyko, praėjo metai ir aš niekam nepasakau nei žodžio apie tai. Šiaip aš niekada nesergu, bet buvau susirgęs. Užsikrėčiau kažkuo nuo anūkų ir paaiškėjo, kad tai buvo RSV virusas, gripas ir plaučių uždegimas. O aš maniau, kad man tiesiog peršalimas. Taigi, dirbau kai kuriuos darbus lauke, turiu kelis akrų žemės ir ruošiau malkas. Tai buvo sunkus fizinis darbas ir priejau ribą, kai pasidarė sunku kvėpuoti. Kvėpavimo problema buvo gana rimta, todėl viską mečiau, pradėjau eiti į viršų pro kalvelę link namo, išėjau į kiemą ir tarsi gavau smūgį nuo pašėlusio sunkvežimio. Bum! Šiek tiek išsigandau, nes man tikrai buvo labai sunku kvėpuoti. Visiškai negalėjau įkvėpti, turėjau tiesiog per prievartą išpūsti oro, o tada paskambinau 911. Gyvenu kaimiškoje vietovėje, užtruko apie 20 minučių, kol jie atvažiavo. Be to, kad man buvo kvėpavimo nepakankamumas, taip pat sustojo ir širdis, patyriau širdies smūgį. Taigi, galutinis rezultatas man įvyko klinikinė mirtis. Linija aparate tapo lygi. Galiausiai išėjau iš šios būsenos, nes mano įdukra įbėgo į skubios pagalbos skyrių ir pareikalavo, kad mane gaivintų. Nors buvo galiojantis negaivinti nurodymas, ji įėjo ir pasakė, ne, jokių tokių dalykų. Ji paminėjo, kad yra oficiali atstovė ir visa kita ir pasakė, ne, jei jis taps daržovė, aš juo pasirūpinsiu, gaivinkite jį. Taigi, aš grįžau atgal po to, kai buvau išsijungęs maždaug 2 minutės ir 20 sekundžių. O kas vyko, kol buvau praradęs sąmonę? Aš visą savo gyvenimą, kiek tik prisimenu, praktikavau metafizinius, dvasinius gyvenimo aspektus. Mano pirmoji patirtis metafizinėme, dvasinėme pasaulyje buvo, kai man buvo 4 metai. Tai buvo patirtis už kūno ribų. Prisimenu, kaip mane įkišo į vonę su lediniu vandeniu, bandydami numušti turėtą karštį. Taigi, tokie patyrimai man kartodavosi visą gyvenimą. Ir aš žinau tą jausmą, ką reiškia palikti savo kūną. Astralinė projekcija, juk taip tai vadina. Taigi, viskas buvo gana miglota. O tada, kiek prisimenu, pradėjau girdėti balsą, kuris išleido natą, o prie tos natos prisijungė kitos natos. Ir tuomet viskas išaugo ir tapo kažkuo panašu į harmonijų chorą. Tuo pat metu, kai tai vyksta, suprantu, kad palieku savo kūną ir mąstau. Palaukite minutę. Aš juk nemedituoju. Aš ničnieko nepadariau, kad pradėčiau palikti kūną. Aš sėdžiu čia, kankinuosi, bandau įkvėpti. Kaip aš galiu dabar palikti savo kūną? Na, bet aš palikau savo kūną. Žinojau tai. Priėjau ribą, kurioje vėl girdžiu šį balsų chorą ir nebejaučiu jokio ryšio su savo kūnu. Aš jo nejaučiu. Aš apie jį nemastau. Man nekyla sunkumų kvėpuoti. Mano kūno neskauda. Aš nejaučiu skausmų. O smagiausia ar keisčiausia dalis man juk ūžia ausyse. Tinitas mano ausyse skamba ir skamba jau daugelį metų. Tai beveik kaip kokie tropiniai miškai su visais tais triukšmais. Ir tada suprantu, kad aš nebegirdžiu to ūžesio savo ausyse. Tuomet kitas dalykas. Aš paaiškinsiu tai etapais. Vyko skirtingi dalykai, tačiau jie visi vyko paraleliškai. Viskas vienu metu. Taigi, aš esu debesyje, baltame debesyje. Tai baltas rūko debesis. Matau mažus saulės šviesos pėdsakus, prasiskverbiančius pro jį. Ir atrodo, kad pats debesis turi sąmonę, nes jis labai užjaučiančių būdu liepia man būti ramybėje. Ir gerai, aš esu ramybėje. Ne tai, kad būčiau turėjęs kokį nors pasirinkimą. Kol esu tame debesyje, ramybėje, laikomas tos sąmonės, pradedu jausti krūvą emocijų. Ir visos jos yra susijusios su tam tikrais mano prisiminimais. Pavyzdžiui,
Aš daug plaukiojau burlaiviais, labai daug laiko praleidau jūroje. Tas jausmas, kurį gauni sėdėdamas burlaivyje, marti vėjo, kai oras yra tavo. Žinote, vėjas plaiksto tavo plaukus, jauti jūros, druskos purslus ir tai sukelia emociją. Aš jaučiu tą emociją. Emociją, kurią jaučiau, sėdėdamas močiutei ant kelių, kai ji rytais prausdavo man veidą prieš išsiųsdama į mokyklą. Tas namų jaukumo jausmas. Draugas prieinantis prie manęs ir bakstelintis alkūnę į šoną, ta juokavimo emocija. Visos šios mažos emocijos susijusios su skirtingais žmonėmis, bet ne tiek prisirišant prie pačių žmonių, kiek prie paties jausmo, kurį išgyvenau. Taigi, atrodo, tarsi peržiūrėčiau visų skirtingų emocijų, kurias jaučiau per visą tą laiką inventorizaciją. Gerai, tai buvo gera. Tuomet viskas pasikeičia. Aš jau nebesu balto rūko debesyje, dabar esu ant energijos lovos. Žinote, jei norėtumėte tai pavaizduoti, tai buvo baltos šviesos energija. Aš sėdžiu čia ir jaučiu, kaip kaupiu jėgas, kylu, stiprėju ir labiau pabundu. Būdamas ant šios energijos lovos, pradedu matyti ir patirti žmonės. Ir ką aš pamačiau? Pamačiau gyvų žmonės, kurių jau nebebuvo gyvų. Savo velionę žmoną, giminės, draugus. Mačiau net priešus, žmonės, kurie kankino mane, kai buvau vaikas. Visi šie skirtingi susitikimai su skirtingais žmonėmis. O ką mes darėme susitikę? Esmė ta, kad mes apsikabinome ir susijungėme savo širdis į vieną. Ir tai buvo net su tai žmonėmis, kurie buvo mano skriaudėjai. Taigi, nebuvo taip, kad kažkas prieitų ir sakytų, o, žinai, aš padariau tai ir man gaila. Aš nenorėjau to daryti, ar kas ten bebūtų. Nieko panašaus. Mes nė sekundės nesvarstėme. Mes visiškai nesvarstėme nieko, kas įvyko per mūsų bendrą laiką. Viskas, ką darėme, tai susijungėme į vieną vieningoje širdyje. Dėl to kilo keletas klausimų. Žmonės sakė, na, o kas nutiko, kaip dėl to, kad buvote viena širdis? Kai kurie žmonės man sako, kad jiems sunku suprasti, kaip gali būti vienos širdies su kažkuo, kas galėjo labai bjauriai nusižengti prieš tave. Na, aš nežinau atsakymo į šį klausimą, nes aš prieš nieką bjauriai nenusižengiau. Dalykai, kuriuos dariau, buvo klaidos ir dalykai, kuriuos žmonės darė man, buvo klaidos. Taigi, negaliu jums pasakyti, kaip būtų. Aš nevystysiu per daug neigiamos temos, bet kai kurie sakys, o kas, jei nužudytum žmogų ir grįžtum, ar būtų taip pat? Aš nežinau, nes tai nebuvo mano patirtis. Todėl galiu pasakyti tik tiek, kad nesvarbu, kas vyko. Nesvarbu, kaip skaudu, ar kaip tai buvo, mums buvo nesvarbu. Mes buvome virš to. Tai neturėjo reikšmės. Širdys kartu. Tai tęsiasi iki tiek, kiek kiekvienas žmogus, su kuriuo turėjau kokį nors kontaktą, ryšį, atrodo, iškilo prieš mane. Net žmonės, kurių nepažinojau, bet kuriuos paveikė mano kelionė. Jie atėjo. Vėlgi tai buvo patvirtinimas, kad dabar esame virš visko. Mūsų širdys kartu. Tai truko tiek, kiek galėčiau pasakyti apie kiekvieną, kurį kada nors sutikau, su kuo kada nors buvau susijęs. Ir po kurio laiko prasidėjo fejerverkai. Tada įvyko didelis dalykas ir svarbiausias dalykas, sakyčiau, buvo tada, kai pasirodė Rafaelis, arkangelas. Ir jei aš jums pasakyčiau, kad jis atėjo ugnies vežime, tai būtų tarsi įspūdis, kaip jis atsirado. Buvo krūva angelų ir visos šios skirtingos dangiškos būtybės sklandė visur. Jie pakėlė mane iš lovos, įkėlė į vežimą ir nuvežė mane ten, kur bum!
Vienintelis dalykas, kurį galiu jums pasakyti, yra tai, kad jie sugrąžino mane į vietą, kurioje buvau ir pastatė mane prie darbo. Tai nebuvo mano perėjimas į poziciją, kurioje dabar dirbau. Tai buvo mano susiliejimas su savimi, kur aš jau buvau darbe. O koks buvo mano darbas? Buvau susijęs su Rafaeliu. Įsivaizduokite Rafaelį, arkangelą, kaip kūno smegenys. Aš buvau kažkur nugaros smegenyse, padėdamas perduoti žinutes iš smegenų į skirtingas kūno dalis ir, žinote, judinkite pirštą, judinkite koją, kvėpuokite, žinote, pagalvokite apie tai. Būtent tai aš ir dariau. Dalyvavau perduodant komandą judinti kūną. Ir tai truko kurį laiką, kol pasijutau lyg namie ir vykdžiau savo tikslą. Ir nuo to momento viskas susidėjo į kitą dalį, kai žiūrėjau į žemę, mačiau kylančias šviesas, beveik kaip tavo fonas. Juokinga, nes sėdėjau, žiūrėjau į žemę ir mačiau kylančias šviesas ir šios šviesos simbolizavo žmonės, kurie žiūrėjo į viršų, ieškodami ryšio su vienove, vieno ryšio su vienu patvirtinimo ir jie žiūrėjo į viršų ir ieškojo pagalbos. Ir aš buvau planavimo etape. Ką turiu omenyje, kaip planavimo etapą, aš anksčiau buvau vienas iš mano darbų buvo projektų vadovas. Visą dieną sėdėdavau prie kompiuterio ir planuodavau projektą. Taigi, štai užduotis. Štai užduoties tikslas. Štai ištekliai, štai žmonės, kurie dirbs su užduotimi. Štai mūsų biudžeto suma. Aš visą tai sudėsiu ir sukursiu didelį valdiklį. Dienos metu susidaro tokia nuotaika, kai planuojate ir dirbate, tiesiog spaudžiate klaviatūrą ir mygtuką ir kuriate visą planą, kuris, žinote, baigsis kelių milijonų dolerių išleidimu jūsų infrastruktūros gerinimui. Tokį jausmą tuo metu turėjau. Ir planavau grįžti į žemę, gyventi kitą gyvenimą, o tas gyvenimas galėjo būti ateityje. Tas gyvenimas galėjo būti praeityje. Laiko aspektas nebebuvo svarbus. Atrodė, kad prieš pat tą šuolį pastebėjau, kad prakaituoju ir tą akimirką, kai pajutau, lyg būčiau prakaitavęs, tai mane vėl įtraukė į kažką panašaus į priešais save, matau savo dėdės Ralfo prieš save. Tai mano dėdės Ralfo, kuris mirė prieš 10 metų veidą. Ralfas pažiūrėjo man į akis ir pasakė, nebūk kvailys, eik ir papasakok savo istoriją. Kitą akimirką dėdės Ralfo veidas pasikeitė į kito žmogaus, kuris buvo be plaukų ir su akiniais. Tai buvo gydytojas, kuris šaukė ant manęs, kad man viskas bus gerai. Jums viskas bus gerai, ponė Zanaro. Mes jūs pagavome, mes jūs paguldysime. Tada jie 3 dienas leido man steroidus, intubavom, kad galėčiau kvėpuoti. Dar 3 dienas laikė intensyviosios terapijos skyriuje, o tada perkelė į privačią palatą. Tai trumpa sutrumpinta versija to, kaip viskas vyko. Ką žinau tikrai? Tai, kad tiesa yra daug keistesnė už grožinę literatūrą. Kad gyvenimas iš tikrųjų yra daug daugiau nei mes manome. Tikrai žinau, kad jei norime būti laimingi, mes tiesiog nukreipiame į tai savo mintis, randame dalykų, kuriais galime džiaugtis ir galime būti laimingi. Tai va, draugai, toks gan keistas pasakojimas, labiau primenantis kažkokias haliucinacijas. Iš tiesų gerai, kad turime tokį dalyką kaip internetas, tokias platformas, kur žmonės gali dalintis tokiais patyrimais. Tokių žmonių, kurie dabar patyrę yra klinikinę mirtį, išėjimą iš kūno, yra begalė. Ir kiekvieno patirtis, kaip jau minėjau, individuali. Tikrai labai įdomu paklausyti kiekvieno jų. Tai va, draugai,
Dėkui, kad klausėte ir iki greito.